visa Bitcoin technologija. Pradžioj noriu porą klausimų, kiek žmonių čia yra apskritai girdėję apie Bitcoin. Kiek žmonių yra tekę naudotis? Supratau. Tai iš tikrųjų pats Bitcoinų sistemos veikimo principas nėra naujas. Labai panaši sistema egzistavo jau prieš kelis šimtus metų Javos saloje, kurioje gyvenantys žmonės, japiečiai, kaip pinigus naudojo šitokius milžiniškus akmens luitus, vadinamus DAI akmenimis. Tas luitas būdavo maždaug žmogaus dydžio, kartais net didesnis už žmogų, labai žemas. Taip, atrodo geriau. Šioje sistemoje patys akmenys, jie neturėjo jokio praktinio panaudojimo, jų nenaudodavo nei kažkokiam ūkio darbam, kažkokiam papuošalam ar kažkam gaminti. Juos naudodavo kaip simbolius, kad atsiminti, kiek kas turto turi. Atsiskaitymas tais akmenimis vykdavo tiesiog viešai visiems paskelbiant, kad šitas akmuo priklauso nebe man, o kažkam kitam. Tai aš noriu kažką atsiskaityti, aš viešai visam kaimui skelbiu, kad šitas akmuo priklauso nebe man, o kaimynų Petrui, pavyzdžiui, ir tada visi jau žino, kad tas akmuo priklauso kaimynui Petrui. Pačių akmenų fizinis perkėlimas į kitą vietą būdavo nereikalingas. Ir sistemos esmę gerai atskleidžia toks įvykis, kai vis dėlto vieną akmenį kažkada perkelinėjo į kitą vietą, plaukė laivu, kilo audra ir laivas su visų akmeniu nuskendo. Ta nuskendusi akmenį ir toliau sėkmingai ateinančius dešimtmečius visi naudojo transakcijoms, nes visi žinojo, kad toks akmuo egzistuoja, kur jis yra ir kam jis priklauso. Tokioje sistemoje pinigų padirbimas buvo neįmanomas. Dėl to, kad net jeigu kažkas išsikastų savo naują akmenį, jo to akmens niekas nepripažintų kaip pinigo, kaip vertės, dėl to, kad visi pinigai turi atsirasti tai bendrų sutarimų. Tiesioginė vagystė tokioje sistemoje irgi įmanoma, nes net jeigu kažkas patį akmenį fiziškai ir pavogtų, tai mes būtų taip pat kaip su tuo nuskendusiu akmeniu. Visi žinotų, kam jis iš tikrųjų priklauso ir toliau savininkas jo išliktų tas pats. Problema, kaip išspręsti, kad to paties akmens neperdastų dviem skirtingiems žmonėms, tai būdavo išsprendžiama daugumos balsu, jeigu kyla kažkoks nesutarimas, kam iš tikrųjų priklauso akmuo, tai kaip dauguma pasako, taip ir tam ir priklauso. Nes tą darbą gali atlikti realūs žmonės. Ir patys atlikto darbo rezultatai, jie neturi jokios prasmės ir niekur nepanaudojami, ir naudojami tam įrodyti, kad būtent buvo atliktas kažkoks darbas. Tada kilo klausimas, kodėl kažkas turėtų savo laiką švaistyti beverčių kūrinių pasirinkti. Tai kas sutartą laiką įvyksta loterija, kurios laimėtojui suteikiama teisė susikurti naują, būtent jam priklausantį DAI akmenį. Ir šansas laimėti šią loteriją yra proporcingas atlikto darbo kiekiui ir tokiu pačiu būdu sprendžiama problema, kokiu būdu sistemoje turi atsirasti nauji tie DAI akmenys ir tam yra priklausyta. Bitcoin grįžtant į sistemą vėl pati problema, kad galima prikurti tūkstančius virtualių kompiuterių labai greitai, kurių nebūtų įmanoma atskirti nuo tikrų kompiuterių, tačiau virtualus kompiuteris jisai negali atlikti daugiau darbo, yra daugiau skaičiavimų, negu tas fizinis kompiuteris, kuriuo jis buvo sukurtas. Tai todėl nors galima būtų sukurti tūkstančius virtualių kompiuterių su vienu fiziniu kompiuteriu, tie tūkstančiai virtualių kompiuterių galėtų tiek pat skaičiavimo atlikti, kiek tas vienas fizinis. Ir problema paskui
vėlgi ta pati, kodėl kažkas turėtų savo kompiuterio pajėgumus skirti beprasmių skaičiavimo atlikimui, tai vėlgi jinai išsprendžiama tokiu būdu, kad įvyksta kas 10 minučių. Jo, tai kas 10 minučių įvyksta loterija, kurios laimėtojui suteikiama teisė susikurti naujų jam priklausančių bitkoinų. Šansas laimėti loteriją turi būti tiesiogiai proporcingas atliekamų skaičiavimų kiekiui ir taip pat išsprendžia problemą, kaip sistemoje turi atsirasti nauji bitkoinai, kam turi priklausyti. Kaip tai prašome, kaip įrodyti, kad buvo atliktas tam tikras kiekis skaičiavimų. Ir antras klausimas, kaip išrinkti tą loterijos laimėtoją decentralizuotų būdu. Tai sprendimas yra skaičiavimams naudoti vienpusį matematinį algoritmą su užduotimi surasti tokį atsakymą, kuris tenkintų tam tikras sąlygas. Tai kaip pavyzdys galėtų būti, kas yra vienpusis algoritmas, tai pavyzdžiui iš pirminio skaičiaus kokį ištraukus šaknį ir paėmus tos šaknies nuo 5 iki 9 skaitmens, tai visada bus gaunamas fiksuoto indo rezultatas, bet iš kurio nebus įmanoma atgal atkurti, iš kokio skaičiaus buvo trauktas šaknis, nebent tiesiog brute-force būdu pervarus daug skaičių. Tai Bitcoin sistemoje irgi yra, žinoma, žymiai sudėtingesnis algoritmas naudojamas ir kaip vadinamas cache, secure cache algorithm. Šios algoritmas sukurtas yra JAV specialiųjų tarnybų, naudojamas nuo 90 metų. Beveik absoliučiai tiesiog kiekvieną kartą, kai netu kažkur į banką jungiatės ar į kažkokią tai saugus prisijungimas, tai naudojami tie patys algoritmai. Tai ir užduotis būna sugeneruoti tokio algoritmo rezultatą, kad pirmas skaičius, pirmi simboliai kažkiek to rezultato būtų visi nuliai. Tokiu būdu, jeigu kažkas surado tą rezultatą, tai jau pats rezultatas yra įrodymas, kad buvo atliktas vidutiniškai tam tikras kiekis skaičiavimų. Ir kai rezultatas jau surastas, tai bet kas gali labai greitai ir lengvai patikrinti, ar tas rezultatas yra teisingas. Tai ir šitas skaičiavimas to algoritmo yra vadinamas Bitcoin mining, Bitcoin kasimas. Pradiniams to algoritmo duomenims naudojamas dar šituo metu nepatvirtintų Bitcoin transakcijų, vadinamas blokas, tiesiog visos iki to laiko nepatvirtintos Bitcoin transakcijos. Ir į tą transakcijų bloką, tas kiekvienas, kas skaičiuoja tą rezultatą, pirmą transakciją tame bloke įsirašo N bitcoinų iš oro į savo Bitcoin adresą. Tas kiekis N yra apibrėžtas Bitcoin sistemos keitimo principuose, tai yra atviro kodų sistema, taip kad kuris programuotojas gali tą kodą perskaityti. Jisai, kaip buvo pateista Bitcoin sistema, buvo lygus 50, tačiau kas 210 tūkstančių blokų, tai maždaug kas 4 metus mažėjo per pusę. Tai prieš 4 metus sumažėjo iki 25, neseniai čia prieš keletą savaičių, iki 12,5 mažėjo. Pats rezultatas yra bevertis, skaičiavimų, bet kadangi jisai gali tik tas transakcijų blokas, kurio tas kešas, tas rezultatas atitinka reikalaujantis sąlygas, tai ir naujai sukurti bitcoinai atitenka būtent tam, kas prado tas sąlygas tenkinantį rezultatą ir todėl žmonės yra savo resursus skaičiavimo. Kas maždaug 2 savaitės sistema automatiškai pareguliuoja reikalaujamų tų nulių kiekį rezultatų pradžioje taip, kad sąlygas atitinkantis rezultatai būtų randami vidutiniškai kas 10 minučių. Jeigu tie rezultatai buvo randami rečiau nei kas 10 minučių, tai nulių kiekis reikalaujamas sumažinamas, jei dažniau padidinamas.
Ir todėl bitkoinų kiekis yra niekada negali viršyti 21 milijonų, jis yra fiksuotas, tai visą laiką artėja, bet niekada nepasieks 21 milijonų bitkoinų. Tačiau vienas bitkoinas dalomas į 100 milijonų dalių, tai pačių individualių vienetų atsiskaitimams yra tikrai daugiau nei pakankamai. Dažnai kyla klausimas, o kaip bus ateityje, kai tų naujai sukuriamų bitkoinų kiekis jau vis mažės, tai tada jau niekam nebeapsimokės dėl tų skaičiavimų. Tai, kaip aš minėjau, tame bloke, kur yra transakcijos, kurios būna nepatvirtintos, kiekvienas siųsdamas bitcoin transakciją gali savanoriškai padidėti kokių nors transakcijos mokestį. Jis dažniausiai labai mažas būna, jį nustato savo nuožiūrą transakcijos siuntėjas ir tas, kas suranda transakcijų bloko rezultatą atitinkamą, tai gauna ne tik tos naujai sugeneruotus bitkoinus, bet ir visų tame bloke esančių transakcijų mokesčius. Kadangi transakcijų bloko dydis yra ribotas, tai tie, kas skaičiuoja tuos algoritmus, tai kai konstruoja tą transakcijų bloką, prioritetų reikia transakcijų su didžiausiu lietuvių mokesčiu. Šiuo metu pagrindinę uždarbio dalį skaičiuotų sudaro naujai sukurti bitkoinai, tačiau ateityje transakcijų mokesčiai sudarys vis procentaliai didesnę ir didesnę pelno dalį, kol galiausiai taps pagrindiniu pelno šaltiniu. Na, ir dar paminėsiu keletą populiariausių mitų apie bitkoinus. Tai pirmas, bitkoinai yra nelegalūs. Tai pirmiausia, jie yra uždrausti, kaip žinau, Tailande ir Islandijoje. Tačiau 2015 spalio 22 Europos teisingumo teismas oficialiai pripažino bitkoinus valiuta. Čia yra nuoroda iš to dokumento, jeigu kam bus įdomu, tai galėsiu atsiųsti visas skaidres su nuorodomis. Antras mitas yra, kad bitkoinai įgalina pinigų plovimą. Tai iš tikrųjų 2015 metų spalio mėnesio UK Treasury reportas išėjo, UK National Risk Assessment of Money Laundering and Terrorist Financing. Jų duomenimis buvo apžvelgta 13 potencialių būdų plauti pinigams pagal 6 kriterijus. Tai bitkoinai šiuo metu yra pats prasčiausias būdas plauti pinigams iš visų 12 apžvelgtų pagal visus 6 kriterijus, o pagal 5 iš 6 kriterijų geriausias būdas plauti pinigams yra bankai. Trečias mitas, kad bitkoinus naudoja teroristai savo finansavimui. 2016 sausio 18 Europolo pranešimo ištrauka, kurioje jie teigia, kad nors būna nemažai trečiųjų šalių spaudoje, pasirodo straipsnių, kad galbūt bitkoinus naudoja teroristai, tačiau tai nebuvo patvirtinta iki šiol jokios teisėsaugos institucijos. Na ir paskutinis toks populiariausias, tai dažnai kiekvieną savaitę spaudoje pasirodo straipsnis, kad bitkoinai mirė arba miršta. Yra tokia svetainė, kuri seka tokius straipsnius, tai šiuo metu bitkoinai mirė jau 108 kartus, šiemet 19 kartų. Tai viskas. Ačiū už dėmesį.